ten toliau plytos. Važiavam, statomės mašiną ir eisim va čia. Ar čia tik paspausti? Tikit. Pasiekiai? Pasiekė. Ai, ne. Tikėta, turim išvažiuojant, turbūt reikės susimokėti. Nu ką, tai ateinam į tą nuostabaus grožio įlanką. Pavadinimą aš jums nufilmavau prieš kelias sekundės. Nu. Instagraminiai vaizdai, YouTubiniai vaizdai. Tai žinokit, ne vienintelė ta vieta, ką aš čia norėjau parodyti. Čia kažkur reikia paeiti toliau. Viską reikia sudaryti su mapsais, kad pamatyti. Nes čia ne viena vieta. Čia va šita vieta yra tokia. Reikės paeiti toliau. Kaip visose gražiose vietose yra biškelį sukomercializuota viskas. Karamelizuota, sukomercializuota viskas. Daug restoraniukų, daug prekybos daiktų, kurių tikriausiai niekam nereikia. Bet žmonės perka vien dėl to, kad parsivežti kažką tai. Ir žodžiu, ir verslas, ir grožis suplakta į vieną. Nors užtektų, ne kartais vien tik tai tą grožį pamatyti. Tų tokių. Nu, dėl restoranėlių, kavinukių ant tokių jūros krantų aš nieko prieš, labai smagu atsisėsti. Bet ten tils šlepukės visokios, šlepkytės. Pažiūrėkit spalva kokia. Tai nereikėtų tokiose vietose, aš galvoju, prekiauti, bet žmonės prekiauja. Labai, matot spalva kokia. Fantastik. Va, pažiūrėkit. Ir jūs pažiūrėkit, be jokių filtrų vanduo. Kokia spalva. Gyvai, truputėlį atitinka labai panašiai, bet gyvai dar jinai yra ryškesnė. Ne tas žodis. Va, žiūrėkit, ir plaukioja, ir dugnas persimato. Ir va šitie bajeriai man iš visą vaizdą gadina. Nu, nafik jie čia reikalingi. Tai va tokiom kavinukėm aš sakau taip tokiuose vietose, nes iš tikrųjų va, vaizdas okei, viskas gerai, kavinukės tvarkingos, bet va tokiam kioskeliam su visokiom visokiom, vat, nežinau, dar čia dar padori, bet ten, kur tom suknelių visą, eisim va čia. Kur tų suknelių visą tą tokią, žinot, kolekciją, nežinau, turginių pasikabinę. Na, bet čia man nuomonė, ne? Mes visi galim turėti savo nuomonę. Va, labai gražių kelių einam. Gerai, biškį atsijungiu, Instagramui duoklę. Pažiūrėkit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Krūmiukai tik dar neužaugė iki galo, bet bus kažkada užaugę ir bus labai gražu. Ir ta jachta, tai žinokit, žiauriai didelė. Su visa giminė telpia, dar draugų gali pasimti. Ir va čia. O čia jau tokios mažesnės, laiveliukai. Lemba, žinogai, va, čia tas tunelis, va.
tas tunelis. Tik aš gailiuosi, kad maudimkės nepasiėmėm iš mašinos, nes jau tikrai tiek karšta norėtus įlysti ir atsigaivinti. Va. Ir tas tuneliukas. Jeigu eitumėte į Google žemėlapius ir pažymėtumėte šitą vietą, jums parodytų šitą tuneliuką. Oi, kaip čia gera atsigauti. Leis man pirmą eiti, tu man viską už labai bet tavo nugarą. Ir žinot, man dažnai sako, kodėl tu mane čia trauki į tuos visus savo video, o netrauk. Tai sakau, neik niekada pirmas, jeigu atkreipsit dėmesį, visada mano videose nugarą varo pirmas, tai sako, netrauk. Kai kietai, ką? Tik toj tamsoj tos spalvos kažkaip, ne? Gauna šviesos, dar vienas langė, va gauna šviesos ir... Na, biškelį kalibruokis, fokusuokis. Va čia pavyzdys visai smagu pasėdėti. Ir čia, kaip įtariu, yra tas nulipimas maudynėm. Ne, a čia tik pažiūrėjimai nulipimas, maudynėm ten toliau. Va. Jis sako, aš neįsiu aplinkui, eisiu tiesiai. خوبه نه؟ و چه آسه امود شرکت بیترم هسته خب از بگم اوکی بکنه ولی؟ Verta buvo netrenktis tais serpantinais. Valandą laiko. Net ne valandą, kiek čia mes tikrai labai ilgai trenkimės. Jo labiau, kad kai navigacija biški netaip nuvedė, tai tas pasitrankimas gavosi tikrai netrumpas. Bet būtų buvę gaila, jeigu būtume neatvažiavę čia. Be reikalų tašys nepasiėmė mane. Jau kaip kristume. Tai dar aš tai galkis matuškai. Aš tai nelabai norėčiau su savo triusiu priskristi, nes tada visi iškristų. O kad visi iškristų, būtų nelabai gerai. Nu va, ir čia žiūrėkit pliažas. Ir ten už tos salos yra ta graži lagūna. Labai gražios spalvos. O čia turbūt tai, ką aš jums įdėsiu papildomai nuotrauką, kaip turėtų atrodyti. Ir atrodo visai ne taip, kaip jeigu aš neklystu. Kaip atrodo kaip biškelį pudra, bet turėtų atrodyti visai ne pudra. Sako, išraustos, nu tikrai jos turi to tokių. Čia jau man truputėlį, aš vis laiką su prisiminimai žaidžiu. Čia jau man biškelį primena Kroatiją, tą parką. Kaip visada su pavadinimais pas mane nekas. Nu tai, žinot, parkas su kriokliais ir visko. Aukštis, 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 va tai va. Ir karštis, 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 belia koks. Ką čia žiūri? Čia va žemėlapis, matai, koks tas ilgas kanjonas, va. Ai, Jisai čia ir susijungia su kitu dar kanjonu. Tai, toks dvigubas.
Ir čia Ir kažkur. čia 3, bet netgi 3. Torrent ir yra kanjonas. Čia aišku apipieštas. Ai, ne čia jūs žiūrėsit, ne čia jums įdomu, ne? Reikia čia irgi Google žemėlapiuose parodytas, kaip turėtų būti vanduo. Iš Afrikos, matai, vienas atėjo. Bet nieko. Matot, vat, Google'e parodytas, kaip irgi turėtų būti vandens, bet viskas nuo tokio karščio matomai nudžiūvę ir nieko nelikę. Ir va, ateikim čia pažiūrėti. Eiti. Gerai, kad užsidėjau kedus, nes tikrai būtų žiauriai nepatogu. O dabar einu labai patogiai ir va viskas atrodo taip. Viskas atrodo taip. Gražu, ne? Jau nebe... Čia paukščiukus noriu pafilmuoti. Labai ekranas šviesus, nežinau ar matosi, bet paukščiukai vat pasidarė, ir net balandžiai čia tie paukščiukai, pasidarė namelius oloj. Ar Žydrūnas nemelavo, jis sakė, jis triusikis maudytis, nu ir tegul eina. Ir tegul eina. O aš būsiu palaikymo komanda ant kranto. Bet tai žmonių, čia skaitosi laukinis paplūdimys, bet žmonių tai mašelė balandžius matomai. Nesirengia? Jo, einam į pavėsį, nes man labai karšta. Žiūrėkit, kad tikrai patikėtumėt, kad aš čia buvau. Kad mačiau, kad jums pasakojau, ne kažkokį video nusirovus iš kažkur. Va, aš čia esu. Tikrai esu. Visam žinau. Va, sakė, čiau su savo triusikais. Gerai vyram, nedaug dalykų vyram yra geriau negu moterim. Bet kiek daug dalykų yra, kurie yra geriau moterim negu vyram. Va, lipa be reikalo akinius turbūt pasiėmė. Žmogus nenori sušlaptis tų akinių. Ai, nenori, bet vis tiek šakutės. Šiaip tai aš čia gaunu visai nemažai skersvėjų, žinokit. Tai atsigaunu. Gert, aišku, noriu. Esu, kaip tą kepurę taip raunu, esu įsidėjusi vandens į tikrinę, bet vanduo, žinokit, ant tiek įšilęs, kad tu kai geri, tai aš nežinau, 50 laipsnių turbūt karščio. Nu, praktiškai arbata. Labai. Ar mes pavydim, kad jis maudosi? Biškai pavydim. Aš pavydžiu, ir galvoju, kad jūs biškai gal pavydit. Nu, žiauriai, ir vanduo šiltas, ir vieta labai graži. Ir nu, prisipažinkim, pavydim. Parvarysis turi. Va, žiūrėkit, čia tokie ekstremalai. Užsilipa ir paskui šoka į vandenį. Nu, tu gali. O jis dar aukščiau šoks. Bet tai tu čia taip supranti labai įdomiai, tas suolai įsikišus labai stipriai. Čia labai reikia į tolį. Ne, čia negera vieta, arba aukščiau, arba žemiau, nes čia biškelį gali tiek neiššokti toli. Va, čia protingiau biškelį. Kalnų važys, ispaniškai. Bangos. Jachtų kiek priplaukė. Nu, nebus aukščiau, kur tu čia lipi. Gal viršūnė tą nori? Gal iš vis alpinistas, gal nenori čia niekur šokti, tik lipt nori. Gal tai čia daug svarbus daro? Nu.
Nu, aš dabar noriu specialiai pažiūrėti, kad jis bliozės nedėtų. Nu, gal tik užsilipu nuotrauką pasidaryti. O. Palaikymų komanda. Ką aš jums galiu pasakyti? Kai gerai gyvena jisai. Ką duosi? Teisi? O jau šoks. Kai gerai gyvena jisai. Įkas tau? Nenubaidyk. Pozuoja. Ir man papozuok, kad girdi atsisuk. O, ačiū labai. Žiūrėkit, kaip jis maitinas. Tarp akmenų randa. Kažką biški valgomo ir valgo. Tikisi iš žmonių kažko tai skanaus. Va, žiūrėk. Girdi maišą. Maišą traškant. Čipsus duos, nu dieve, dieve. Nu, bulka gal biškai geriau negu čipsai. Nu, pažiūrėkit, radom labai užsimanėm valgyti, radom tokį restoranėlį. Nežinau, ne dėl maisto, ir dėl maisto valgyti norim, bet iš tikrųjų dėl to atsisėsti, dėl to, kad va. Dėl to, kad va. Ant tiek nieko valgyti nebuvo štai. Kavinukai pasiėmėm savo įprastuvą. Alyvuogyčių. Bet belė vaizdas maitina. Dabar mes čia valgom taip, pas savo alyvuogės. Ir čia pasirodo, jeigu būsit, plukdo aplinkui turistiniai laivai. Žmogeliukai lipa, bet mes neplauksim, mes važiuom toliau. Vat galima pasiplaukioti, va tai va. Tepa, jisai tik tepa, tik valgys jisai. Skanaus tau. Ačiū. Taip, imi ir važiuoji kalnais, serpantinais. Ir šas to vidury kalnų ežeras. Labai norėčiau sužinoti, kaip šitas ežeras vadinasi. Labai graži tokia melsvai žalia spalva. Iškai saugom nuo vėjo. Bet vat vidury kalnų yra ežeras. Jeigu dabar nerasiu, kaip jis vadinasi, tai aš parašysiu apačioj ant ekrano. Ir sakė, jokiais būdais nenardyti čia. Ir tikrai nenardyti, bet pažiūrėkit, koksai kalninė, nu labai graži spalva. Einu ten stendas, pasižiūrėsiu. Pažiūrėkit mūsų mašiną, kokia ledas. Sakėm, pirksim į Kaune, važinėsim į Maksimą, į Šilą, į dar kur nors. Nežinau, ar čia bus parašyta, kas čia yra. Ne, čia tik taisyklės, ko negalima. Va, žiūrėkit, va tai va čia. Man atrodo, kad tai čia yra pavadinimas. Čia kažkokie kalnų lipikai, matai, alpinistai. Alpinistai. Ne, čia yra tų kalnų pavadinimas. Aš patikslinsiu. Žinot, nesu vaikščiojanti enciklopediją, pamačiau, sustojom pafilmuoti, nes labai gražu. O kas ten? Neižliebiu. Kas čia? Neižiebia akis, telefonas pritraukia, bet nesuprantu, kas čia yra. Va, visi atvažiavo pasižiūrėti. Gerai, lekiam toliau, nes dar kelias ilgas, dar porą objektų.
Žiūrėjom dabar į kitą tašką, labai daug serpantininio kelio ir užkilom kažkiek ir leidžiamės. Ir dabar ant laisvos pavaros turbūt kokią 8 minutės važiuojam. Nieko nereikia. Jau dabar lėtėja, va, pavarai mušo. O taip tai nežinau, čia kiek tais keliukais. Važiavom, jau dabar tiesioji, nors neilgai vėl bus. Mes čia dabar tokiais keliukais ir važiuojam į patį šiauriausią Maljorkos tašką. Labai aukštai kilsim ir labai toli gražiai panoraminiai vaizdai matysis. Tai va, atvažiavom į Polensą su tokia žiauriai gražia daina, aš labai šnekėsiu ant jos, gal YouTube'as neužbanins mane už tą dainą, nes labai gaudu dėl tų dainų. O taip norisi fone turėti kažkokią tai muziką, tai gal kai šnekėsiu neužbanins. Nes žiauriai nesąmonis tais muzikų baninimais. O Polensa atrodo maždaug taip, miestas. Va, tie medžiai tokie žydintys, tai kažkas tai nerealaus. O tu gali kur nors sukti? Nieko negali. Nu tai va, dabar atvažiuosim prie uosto. Tas uostas mums gal ir nebuvo tikslas, bet kažkaip net ne į tą žiedę posūkį nusukom. Tai pasižiūrėsim uostą ir tada toliau važiuosim į tą aukštą šiauriausią tašką. Va, tas uostas. Ir kvepia, taip jūra kvepia, nors ir langai uždaryti. Iš tikrųjų galėtume jau atsidaryti stoglangį, jau turbūt to karščio nėra. Kiek dabar rodo šilumos? 30. Ai, nu tai nėra šilumos, 30. Ką? Jos, ne. Nieko nebus tenai. Va ten, va taip buvo. Oi, šita tai prastoka daina kažkokia. Kaip čia ją padaryti? Biškai pritilinsiu, nes nemadinka. Į tą pusę tylinu. Langus tai galėtume ir nusivalyti, nes čia žmonėm tik taškiukai turbūt matosi ant stiklo. Yra vandens, bet jau dabar tai išvis nesąmonė matosi. Va čia žiūrėk, ai čia parkingas tik tai, bet praskeltų. Važiuojam atgal jau netoli. Nu važiuojam atgal. Čia mes, žinau, Spotify pasijungia, bet jis man kažkodėl va taip nesąmonės rodo. Eina Ispanija, savo šnekasi rudos jos per kiaurus metus. Kaip man pakeist muziką? Next. Kokį next? O, Getą paleiskim. Geta yra gerai. Visais laikais Geta buvo gerai. Tai va čia yra Polensa. Bet mes Polensą, nu vat, pamatėm, jum biškelį parodėm, tiek ir matėm, kiek jum rodėm. Ir dabar tuo iššokam į kitą kelią ir važiuojam į Formentor. Ir ten turėtų būti, nu taip kaip, žinot, mano draugas ChatGPT rašo, ten įspūdingi vaizdai turi būti. Aš sakau gražu, o jis sako įspūdinga. Va, ir lekiam į ten. Bus serpantinai, kiek skaičiau, tai bus tie serpantinai skribėlė netelpa į ekraną. Bus tie serpantinai labai siaurus. Jau čia, kur važiavom siaurus, o ten sakė irgi Makalių tu bus skaičiau ar kažką, kad bus dar siauresni. Bet mūsų tas negat, nes mūsų mašinytė kaip degtukų dėžutė maža. Nebijom nieko mes. Gerai, lekiam, kai būsim serpantinuose, jeigu kažkas įdomaus bus, aš jums būtinai pafilmuosiu ir jūs galėsit su manimi tą patį irgi matyti, ką ir aš matau, jeigu įdomu. Nes dabar, nu va, toks įdomumas.